Sveiki, chebrytė! Ar vis dar vargstate su prezentacijomis ir skaidrių kūrimu? Skubu jūs nudžiuginti, o galbūt ir šiek tiek nuvilti, nes šiuolaikinės technologijos leidžia kurti įspūdingą PowerPoint prezentaciją vos per 5 minutes. Ir tai dar ne viskas. Jums nereikės profesionaliai išmanyti nei PowerPoint ar kitų skaidrių kūrimo sistemų, nei temos, kurią norite pristatyti. Taip, sakysite, kaip taip įmanoma. Atsakymas labai paprastas. Visagalis dirbtinis intelektas. Su AI pagalba galite sukurti patrauklę, kokybišką ir profesionaliai atrodančią prezentaciją vos per kelias minutes. Taigi nedelskime ir išbandykime jau dabar. Šiame vaizdo įraše parodysiu, kaip tai padaryti žingsnis po žingsnio. Savo prezentaciją naudosiu Gamma App, kuri man labiausiai patiko iš tų įrankių, kuriuos testavau, nes turi savyje nemažą AI modelių integraciją ir turi galimybę sąlyginai nemokamo naudojimo. Registracija pakankamai paprasta ir nemokama, o kai prisiregistruojate, gaunate net 400 kreditų savo skaitmeninių fantazijų įgyvendinimui. Ir jeigu išnaudojate visus kreditus, neskubėkite pirkti prenumeratą, galite registruoti paskyrą kitu elektroniniu paštu ir tęsti kūrybinį procesą. Vienas šios sistemos minusas – oficialiai nepalaiko lietuvių kalbos, tačiau tai tik oficialiai ir išoriškai. O aš parodysiu ne tik kaip kurti prezentacijas, bet ir kaip prakalbinti lietuviškai. Taigi, važiuojam. Atkeliavus į Gamma tinklapį paspaudžiam Sign up for free ir toliau tiesiog įvedam savo e-mailą arba tiesiog tęsiam su Google accountu. Taigi pasirinkam, kam priklausys paskyra, tai yra personaliniam naudojimui. Toliau pavadinimas, Create Workspace, toliau pasirenkam, kas šauna į galvą. Ir štai prisijungiam prie Gamma App aplinkos ir iš karto matom 3 pasirinkimus. Paste in text, Generate ir Import file or URL. Tai tiesiog paste in text yra iš tekstinio failo, generuojam dirbtinio intelekto pagalbą ir tiesiog galime importuoti duomenis iš failo arba iš tinklalapio. Kairėje pusėje matom mygtuką Home, paspaudžiam, patenkam į standartinę Gamma App aplinką, kurioje irgi matom darbinį lauką, o kairėje pusėje matom pagrindinius nustatymus, iš kurių matom 400 kreditų nemokamam naudojimui. Tai yra, mums duota 400 kreditų nemokamam naudojimui. Taigi, viršui viduj Create New AI su dirbtinio intelekto pagalba, New from Blank, tai yra naujas, tiesiog kaip su PowerPointu dirbam, ir importuoti galima dirbtinio intelekto pagalba arba teksto pagalba. Importuoti apsne failą yra dirbs dirbtinis intelektas. O čia tiesiog importuoti tekstas ir dirbti pačiam su tekstu. Pradėsim nuo Create New. Spaudžiam ir dabar vėl grįžtam į tą patį langą, kuriame matėm 3 pasirinkimus. Taigi mums domina vidurinysis pasirinkimas Generate. Spaudžiam ir toliau prasideda pačios įdomybės. Yra 3 galimybės, tai yra Presentation, Website, Document. Ir mes, aišku, renkamės Presentation. Mus domina pristatymas, iš karto mato mums siūlomos 8 skaidrės nemokamos. Galim pasirinkti 10 skaidrių nemokamų. Kol kas užteks 8. Toliau, kalba. Matom anglų kalba ir sąraše mes nematom, tiksliau nerasim lietuvių kalbos. Lietuviškai prakalbinti mes vis dėlto pabandysim. Taigi rašom temą, kurią norime padaryti pristatymą. Tema, pavyzdžiui, Bitcoinas ir paspaudžiam Generate Outline. Mums iš karto sugeneruos struktūrą. Tuoj pasižiūrėsim. Struktūra yra anglų kalba. Mums netinka. Pabandysim patobulinti savo promptą. Padaryk prezentaciją lietuvių kalba, tema Bitcoinas, ir dar skliaustuosi, dar kartą prirašysiu lietuvių kalba. Ir spaudžiam vėlgi Generate. Matot, jau Bitcoinas jis jau bando vieną žodį tiesiog pasiversti, dar mūsų netenkina. Dar kartą spaudžiam promptą. Ir štai, kažką jau matom panašaus, kas yra Bitcoinas, Bitcoino istorijoje vystymasis, jau matom struktūra lietuvių kalba. Tačiau tai dar ne viskas, struktūra lietuvių kalba, tačiau mes nežinom, kas bus toliau. Važiuojam šiek tiek žemiau ir matysim 3 pasirinkimus, pavyzdžiui, tai yra kiek bus pateikta informacijos. Tai yra, pavyzdžiui, brief, tai yra trumpai, labai glaustai, medium, tai reiškia, informacijos kiekis bus vidutinis, ir detail, tai yra detalizuota informacija, tai bus skaidrėse arba kortelėse informacijos daug. Toliau, image source, tai yra iš kur bus imami paveiksliukai. Web image search, tai yra iš žiniatinklio, iš interneto, o ir čia bus AI images, tai yra pats generuos paveiksliukus. Ir toliau galim pasirinkti image style, tai yra aprašyti, galim lietuvių kalbą aprašyti, kokios stiliaus mums reikalingi paveiksliukai. Pavyzdžiui, modernus futuristinis stilius.
image modelis, dirbtinio intelekto modelis generuojantis paveiksliukus. Ir matom, yra 3 nemokami pasirinkimai ir 3 pro versijai. Tai yra mokami pasirinkimai, 3 pro versijai. Na, paliksim playground 2,5. Paliksim šitą ir važiuojam toliau. Paspaudus mygtuką toliau, iš mūsų nurašys 40 kreditų. Spaudžiam. Taigi, papuolam į langą, kuriame mums siūloma pasirinkti išvaizdą. Pasirenkam dizainą savo prezentacijos. Na, nieko aš ilgai negalvoju ir nerenku, tiesiog pirmą papuolusią ir spaudžiu mygtuko Generate. Prasidėjo kūrybinis procesas. Dirbtinis intelektas užpildo skaidres pagal tą informaciją, kurią jis pateikė savo struktūroje. Na ir viskas, visos skaidrės sugeneruotos. Dirbtinis intelektas gana puikiai sugeneravo viską, ko reikia, tačiau tik tai belieka patikrinti teksto. Taigi, kas atliko darbą, galim pasirašyti, galima tiesiog ištrinti, ko nereikia. Matot, dešinėje pusėje modernus paveiksliukas sukurtas dirbtinio intelekto pagalba. Antroji kortelė Bitcoino istorija ir vystimasis metais išskaidyta yra. Na, dabar informacijos netikrinsiu. Bitcoino technologija, blockchain ir kriptografija. Kas yra blockchainas paaiškintas, kas yra kriptografija. Kasyba paaiškinta, kaip išgaunamas bitcoinas yra kasimo procesas. Bitcoino privalumai ir trūkumai. Privalumai – decentralizacija, transakcijų saugumas, ribota pasiūla. Trūkumai – kainos svyravimas, ribotas prieinamumas, energijos sąnaudos kasybai. Na, šiuo metu bitcoinas taip energijos sąnaudos sunaudoja didelės, tačiau kažkada šitas procesas turės pabaigą. Gerai, viskas aišku. Apie bitcoiną mes skaidrę sukūrėm ir dabar ką mes toliau galime atlikti. Toliau, kiekvienoje skaidrė yra nustatymai, papildomi nustatymai. Pavyzdžiui, viršui kairiame kampe yra 3 taškučiai. Ir iš karto matom meniu Duplicate card, tai yra padaryti duplikatą, nuorodą į kortelę, parsisiųsti, eksportuoti PNG formatu ir ištrinti. Vidurinysis yra platesnis, tai yra mes galim dar patys sumodeliuoti šiek tiek dizainą, pasikeisti pavyzdžiui paveiksliuko padėtį toliau. Image. Kokį paveiksliuką mes galim pasikeisti kairiai pusė iš sugeneruotų. Štai čia apačioje mes matom tai, ką jis sugeneravęs šitam darbui ir toliau mes galime iš jų rinktis arba rinktis tiesiog už 10 kreditų sugeneruoti naują paveiksliuką. Na, sugeneruojam dar kokį vieną paveiksliuką, panaudokim tuos 10 kreditų. Galėjau pakeisti AI modelį tik tai. Na, tiesiog pažiūrėsim, ką sugeneruos. Kažką sugeneravo. Nu, sugeneravo tokį neryškų paveiksliuką, gerai. Sugeneruotas toks paveiksliukas. Viskas tiko. Toliau kortelės spalva, na, čia tiesiog daug pasakot nereikia apie spalvas. Toliau, full bleed card, tai reiškia kortelė, visas dizainas per visą platumą jūsų ekrano. O yra white content, tai yra tiesiog plačia formatis. Jeigu aš atjungsiu bleed card, tai tiesiog matysim, kad plačia formatis ekranas jis šiek tiek plačiau negu paprastas. Na, aš eksportavimo naudoju dažniausiai white content, eksportavimo į PowerPoint skaidrės. Ir backdrop tai yra fonas. Irgi visas bendras fonas, pirmos skaidrės, visas bendras fonas. Dabar mes matom jodą, jeigu aš paspausiu Add, pavyzdžiui, pasirinkim šitą variantą ir iš karto į pirmą skaidrį įkels tokį foną. Viskas. Viskas intuityviai paprasta ir suprantama. Ir toliau yra Edit with AI, ne? Redaguoti naudojant dirbtinį intelektą. Ir mes matom iš karto pasirinkimą, ką mes galim redaguoti panaudojant dirbtinį intelektą. Na, iš čia aš nieko nenaudojau, tai daugiau naudojau rašydamas promptą, kuris yra dešinėje pusėje. Jeigu jūs pažiūrėsite skaidrės, kiekviena skaidrė arba kiekviena kortelė sudaryta iš blokų. Tekstinis blokas, paveiksliukų blokas. Mes galime pridėti naują bloką, kurių sąrašas yra pateiktas dešinėje pusėje. Nuvažiuojam šiek tiek žemyn ir kokią čia skaidrę modifikuoti. Bitcoino privalumai ir trūkumai. Na, pavyzdžiui, aš noriu redaguoti šitą skaidrį. Noriu, kad man kompiuteris sukurtų šitiems 2 stulpeliams po paveiksliuką. Aš galiu paspausti dešinėje pusėje Edit with AI ir pats parašyti promptą. Na, esmė tame, kad aš galiu parašyti promptą lietuviškai, jisai tikrai viską supras. Reiškia, šiai korteliai sukur 2 paveiksliukus kiekvienam stulpeliui. Rašo, kad gerai pridės, tačiau gali būti, kad jis nepridės, bet tiesiog pasiūlys paveiksliukus. Na, jis kažką sugeneravo su Google. Ir jis nesuprato, aišku, tai, ko aš noriu. Sukurk 2 ikonas kiekvienam stulpeliui. Ilgai mąstu. Na, dar kol kas netobulas mano promptas. Galima dar bandyti. Na, taigi, man nepavyko sukurti tinkamų paveiksliukų, tiesiog galbūt jis nesuprato, ko aš noriu.
Tačiau aš galiu visą laiką pats rankiniu būdu iš to, kas yra, įdėti po paveiksliuką. Ir tiesiog duoti kompiuteriui, duoti dirbtiniam intelektui komandą pakeisti paveiksliukus kokiais tematiniais. Pakeisk duotus paveiksliukus tematiniais. Nu va, privalumai trūkumai, jis iš karto pakeitė tematinį, mes matom, kad blockchain technologija, ką veikia, ir trūkumai mes matom kažkokį tai grafiką. Na, tai realiai atitinka daugiau temą, nėra gražus paveiksliukai, ne tai, ko aš norėčiau, tačiau galime dar kartą rašyti promptą, dar galime kažką keisti. Jeigu mums nepatinka, grįžtam prie originalo. Spaudžiam original ir grįžtam prie originalo. Jeigu mums patinka, paliekam taip, kaip yra. Tiesiog kuriant paveiksliukus galime išnaudoti ir visus kreditus, tačiau to nereikia daryti, kažką tinkamo įdėjo ir tai jau yra gerai. Taigi važiuojam žemyn, galime pridėti naują skaidrę dirbtinio intelekto pagalba. Pavyzdžiui, paspaudus pliusiuką galima šiaip įdėti naują skaidrę arba kortelę ir galima įdėti dirbtinio intelekto pagalbą. Pavyzdžiui, paspaudžiu ant kortelės, sukursim tokią kortelę, kurios bus pavadinimas kitos kriptovaliutos. Už 5 kreditus sugeneruojam, pažiūrėkim, ką sugeneruos, ir sugeneravo lietuvių kalba. Jeigu būtų nesugeneravęs lietuviškai, būtumėm prašę per promptą, kad mums paverstų lietuvių kalbą. Na, sugeneravo kitas kriptovaliutas, dar sąrašas iš 5 kriptovaliutų. Na, gana neblogai. Ir paprašykim pridėk į skaidrę paveiksliuką. Pažiūrėsim, ar jisai pridės paveiksliuką. Paveiksliuko nepridėjus, sugeneravo kažkokį tai kvailą promptą, bet aš įtariu, žinau, dėl ko sugeneravo, kadangi dėl to, kad nepakeistas modelis. Gerai, pabandysim tiesiog vėlgi tuo pačiu būdu, įsidėsiu paveiksliuką, šone iš karto, ir parašysiu pakeis paveiksliuką, pakeis skaidrės paveiksliuką tematiniu. Ir supratau, jis pakeitė ne skaidrės paveiksliuką, o jis kiekvienai kriptovaliutai uždėjo jos ženkliuką. Ir tai yra gerai, o aš dabar duosiu promptą per čia ir pažiūrėsiu, ką jis už 5 kreditus sugeneruos. Už 5 kreditus jisai viską pergeneravo moderniais paveiksliukais. Pakankamai neblogai ir unikaliai atrodo. Gerai, taigi jūs pamatėte Gamma App galimybės, kad galima sukurti prezentaciją bet kokią temą per 5 minutės. Toliau antras variantas, bandom dabar importuoti iš failo. Grįžtam į Home ir toliau pabandom importuoti iš failo. Upload a file ir turiu darbalūkį failą. Tai prezentacija, toliau tęsiam. Ir iš karto man iš failų paimta informacija, čia susieta su kompiuterio sandara. Iš esmės ne viską jisai suprato, kiek aš matau, čia yra tarpai, kuriuos jisai pavertė kažkokiais tai brūkšniukais. Toliau, dešiniai pusėje vidury pasirenkam card by card, tiesiog, kad visą informaciją sudėliotų į kortelę. Dabar man rodo, kad visą informaciją jisai talpins tik į vieną kortelę. Manęs tai netenkina. Ir spaudžiam žirklutes. Split into cards. Ir panaudojant dirbtinį intelektą, jisai visą informaciją suskaidys į atskiras korteles. Viskas. Gavusi 8 skaidrės, viską jisai sutalpino. Na ir dabar toliau. Mums reikalingas tekstas. Nereikia detalizuoto medium, lietuvių kalba jau šiuo atveju yra, kadangi jis iš failų sugebėjo nuskaityti, kad yra lietuvių kalba. Images. Kad jisai sugeneruotų paveiksliukus ir parašysim, kad tai būtų futuristinis cyberpunk stilius. Futuristinis cyberpunk stilius ir panaudosim galbūt kitą Stable Diffusion modelį. Ir vėlgi, mums tai kainuos 40 kreditų ir spaudžiam toliau. Pasirenkam temą, mane viskas tenkina, spaudžiam Generate ir žiūrim, ką mums sugeneruos. Taigi, informacija mama iš failo, aš daviau, kad tai būtų nepilna informacija, kad jisai visko nesudėtų. Ir iš to, ką matau, atrodo pakankamai neblogai. Kompiuteris iš tekstinio failų paėmė informaciją ir ją sudėjo skaidrės. Viskas labai paprasta ir tiesiog belieka tik tai sutikrinti, ar nėra kokių klaidukių, pridėti paveiksliukų, jeigu reikia naujų. Galima pridėti paveiksliukus. Mes jo paprašysim pridėk paveiksliukus, kiekvienam pridėk paveiksliukus. Pridėk tematinius paveiksliukus. Ne, jis pats pridėti nepridėjo, sugeneravo paveiksliukus, bet dėja, jis jų nepridėjo. Mes pabandysim rankiniu būdu čia įdėti. Pelė. Ta patį paveiksliuką įdėsiu visur. Ir paprašysiu kompiuterio AI modelio pakeisti. Pakeisk paveiksliukus tematinės.
10 kreditukų mums kainuos. Ir dabar žiūrėsim, ar jis pakeis, ar iš naujo sugeneruos apačioje sudės. Neparašiau, kur pakeisti tuos paveiksliukus. Gerai, padariau klaidą. Skaidrėje pakeisk paveiksliukus tematiniais ir be fono. 10 kreditų daug, galima pačiam būtų susirasti paveiksliukų, tačiau pažiūrėsim, ar sugeneruos. Opa, rezultatas yra, kaip matote, klaviatūra, pelė, skeneris, mikrofonas, kamera. Aš aišku prašiau, kad jisai įdėtų paveiksliukus be fono, kad jie gražiau atrodytų. Na, aišku, mes foną galime ir patys pasikeisti. Tiesiog paspaudžiam ant paveiksliuko ir iššokančiam meniu tiesiog spaudžiam Remove Background. Na, ir išimtas fonas. Spaudžiam ant kito paveiksliuko, meniu pasirinkimas Remove Background. Ant kito paveiksliuko Remove Background. Ant dar vieno paveiksliuko Remove Background ir paskutinio paveiksliuko Remove Background. Pažiūrėsim, ar jisai sugebės iš visų paveiksliukų panaikinti foną. Panaikino foną iš visų paveiksliukų, belieka tik tai paveiksliukus galbūt pamažinti, sutvarkyti, kad jie tiesiog atrodytų gražiau skaidrėse. Gerai, ką galima toliau padaryti? Galima tiesiog pasidalinti prezentaciją su kitais. Pavyzdžiui, viršui dešiniai pusėje spaudžiam Share ir tiesiog mes galim toliau įvesti kortelėje Collaborate, mes galime įvesti, su kuo mes dalinsimės. Tai yra dalinsimės kaip su bendraautorium. Tai yra tas žmogus, žmonės, kurie gaus per Collaborate, galės redaguoti mūsų skaidrės. Jeigu mes norim tiesiog pasidalinti, spaudžiam Share ir nusiunčiam nukopijavę nuorodą. Jeigu mes norim eksportuoti, mes galime eksportuoti dviem būdais. PDF formatu ir PowerPoint formatu. Na, PowerPoint formatu pakankamai neblogai eksportuoja ir beje neblogai užsikrauna su PowerPoint bent 2019 metų. Ir embed mes galim tiesiog įkelti tinklalapį kaip embed kodą arba tiesiog publish to site. Tai va tokios yra galimybės pasidalinti PowerPoint prezentaciją. Taigi, šiandien mes sukūrėm dvi PowerPoint prezentaciją. Viena visiškai sugeneruota kompiuterio, tai yra apie Bitcoiną. Ir antra prezentacija paimta iš failo kompiuterio sandara. Dirbtinis intelektas gali tapti naudinga priemonė, kuriant PowerPoint prezentacijas. Tačiau jis nepakeičia jūsų žinių ir išmanimo. Naudokite DAI atsakingai ir visada peržiūrėkite pateiktą informaciją, kad užtikrintumėte aukščiausią kokybę. Iki.